Vilniaus Rytas atleido trenerį Giedrių Žibėną. Tokį sprendimą klubas vakar priėmė po 0-2 pralaimėto Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio Utenos Juventus ekipai. Prie komandos vairo Žibėnas stojo 2021-aisiais, tada būtent po pralaimėjimo Utenos Juventus Rytas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Donaldu Kairiu. Dabar netikėtas pralaimėjimas tam pačiam Utenos klubui tapo priežastimi, dėl ko sostinės ekipą palieka Žibėnas. Išplatintame pranešime Ryto sporto direktorius Artūras Jomantas dėkojo treneriui už istorinės pergalės, o jų būta. 2022-aisiais Žibėnas su Rytu iškovojo pirmą LKL trofėjų po 12 metų pertraukos. 2024-aisiais LKL finale buvo įveiktas ir Kauno Žalgiris, o ir praėjusį sezoną Rytui iki LKL čempionų titulo pritrūko labai nedaug. Šis sezonas buvo kupinas iššūkių, tačiau galiausiai Žibėnas su Rytu iškovojo istorinį trofėjų, FIBA čempionų lygos titulą. Kaip po pralaimėjimo Utenos Juventus ekipai sakė Giedrius Žibėnas, klubas įvardijo, kad čempionų lyga buvo prioritetas. Vienareikšmiškai BCL-as. Taip mums tarp eilučių buvo vasarą pasakyta, čia mūsų šito sezono tikslas yra Europa. Kaip po iškovoto čempionų lygos titulo Rytas buvo pasitiktas prie Baltojo tilto, ištikimiausi komandos aistruoliai dėkojo treneriui atnešusiam klubui sėkmę. Aš manau, galim gan tikslę datą rasti, nuo kada pradėjo klubas augti, tai bus kokių 21 sausio, ten 20 ar kažkelinta, kai pralaimėjo Rytas beviltiškai Utenos Juventusui, Mindaugo karaliaus tauriai, ir tada treneriu tapo Giedrius Žibėnas. Matau, nuo tada viskas tik aukštyn, visom prasmėm. Vis tik Ryto išplatintame pranešime sakoma, kad sezono finišas netitiko klubo keliamų standartų ir lūkesčių. Skelbiama, kad naujojo trenerio paieškos jau pradėtos. Fucking around, I keep crying, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing